Ilguoju laikotarpiu sukurti finansinę laisvę. Greitieji kreditai yra katastrofa. Kuo anksčiau pradėsite investuoti, tuo daugiau laiko jūsų pinigai gali augti dėl sudėtinių palūkanų. Perskaičiau Džimo Kolinso knygą Paprastas kelias į turtėjimą. Chebrytė, knyga tai bombinė. Ten labai paprasta žmonių kalba paaiškinta, kaip tvarkyti su pinigais gyvenime, kad jų visada būtų. Būtinai pasižiūrėkite šitą video iki galo, nes kiekviena idėja yra žiauriai naudinga. 89 metais autorius pagaliau pasiekė finansinę nepriklausomybę ir nusprendė išmokyti savo dukrą visko, ko jis pats žinojo. Bet susidūrė su problema, kad ir kiek jis stengiasi, jam vis tiek nieko nepavyko. Dukra jam sako: Tėti, aš žinau, kad pinigai yra svarbus, tik nenoriu visą gyvenimą praleisti tai darydama. Tada jam atsivėrė akis. Pasirodo, kad daugumos paprastų žmonių nedomina finansų tema, nes jie turi svarbesnių dalykų savo gyvenime. Daryti karjerą, gydyti ligas, mokyti vaikus, įveikti sunkumus, kurti technologijas, steigti ir plėtoti naujas įmones ir panašiai. Todėl jiems reikia žinoti tik esminius principus ir kad viskas būtų kuo paprasčiau. Tai tokiems žmonėms jis ir sudėliojo pinigų valdymo principus, kurie, skiriant minimaliai laiko ir pastangų, leis kiekvienam žmogui ilguoju laikotarpiu sukurti finansinę laisvę. Aš pritaikiau jo įžvalgas lietuviškoms realijoms, nes mūsų ir Jungtinių Amerikos valstijų mokestinė sistema skiriasi ir tokie terminai kaip 401k ar Roth IRA mums nieko nesako. Na tai ką, važiuojam 15 pagrindinių principų iš knygos Paprastas kelias į turtėjimą. Gyvenkite žemiau savo galimybių. Labai paprasta taisyklė, reikia išleisti tiesiog mažiau negu uždirbė. Nepriklausomai nuo to, kiek jūs uždirbat, jeigu jūs išleisit viską, ką uždirbat, jūsų laukia mirtis skurde. Ir atvirkščiai, jeigu jūs uždirbate nedaug, bet sugebate dalį pinigų sutaupyti ir investuoti, tai dėl sudėtinių palūkanų efekto jūs turėsite daugiau pinigų negu tas, kuris daug uždirba, bet viską išleidžia. Venkite skolų. Visos skolos, ypač skolos vartojimui arba greitieji kreditai, yra katastrofa. Nes kol gyvenimas geras, kol tu gauni pajamas, atrodo viskas ok, tu atiduodi tas skolas. Bet kai tai gyvenimas suprastėja ir tavo pajamos krenta arba atsitinka kažkas nenumatyto, o skolas ir paskolas mokėti reikia, tai tavo gyvenimo kokybė iš karto krenta žemyn. Todėl, chebrytė, venkite skolų kiek tik galite. Yra tik dvi rūšys naudingų skolų. Tai pirma, būsto paskola, nes ten mokami labai maži procentai. Ir antra, jeigu jūs skolinatės verslui, tai tam, kad uždirbtumėte daugiau pinigų. Visas kitas skolas stenkitės kuo greičiau grąžinti arba jų iš vis neturėti. Saugumo fondas. Turėkite 3-6 mėnesių rezervą nenumatytoms išlaidoms. Jis bus jums reikalingas, jeigu sugalvosit keisti darbą, prarasit darbą, sumažės pajamas ar dar kas nors atsitiks. Kai aš dirbau komercijos vadovu, pas mane ateidavo dažnai darbo žmonės. Ir aš matydavau, kuris žmogus turi rezervus, kuris neturi. Tas, kuris turi rezervą, jisai niekur neskubėjo gyvenime. Jisai buvo savim pasitikintis. Kai aš jo paklausdavau, kada gali pradėti dirbti, jis sakydavo: aš dar su šeima išvažiuosiu, pailsėti 2 savaitės, tada grįšiu. Tie, kurie neturėjo rezervų, jie sutikdavo su blogesniam sąlygom, mažesnio atlyginimo, nes jiems reikėdavo vykdyti savo įsipareigojimus. Todėl rezervų turėjimas jums leis mažiau nerimauti ir būti užtikrintų dėl savo ateities. Dar nuo savęs pridėsiu, kad reikia turėti ne tik rezervus, bet ir tinkamai parinktas draudiminės apsaugos. Apie tai, kaip susikurti saugumo fondą, rezervus ir apskritai kaip valdyti pinigus, kad jų kiekis didėtų, labai aiški step by step strategija, kurią įgyvendinus iš vis užmiršite, kas yra nerimas dėl pinigų, galite rasti pasižiūrėję štai šitą video. Investuokite į pigius indeksinius fondus. Kolinsas rekomenduoja fondą, kuriame yra virš 4000 akcijų. Taip nusiperkate visą rinką. Savo TikTok kanale aš dalinuosi daugiau informacijos apie konkrečius ETF-us, į kuriuos galima investuoti. Taigi, jeigu norite, kad ir čia plačiau papasakočiau, kokie instrumentai gali padėti uždirbti daugiau pinigų, iš jūsų like ir subscribe. Suprasti rinką, priimkite, kad akcijų rinkoje bus pakilimų ir nuosmukių. Nepanikuokit per nuosmukius, nes tai yra normalus ir laikinas procesas. Čia kaip gyvenime, būna saulėtų dienų, būna apsiniaukusių dienų. Tai tas pats ir akcijų rinkoje. Būna pakilimų, būna kritimų. Ilguoju laikotarpiu rinka visą laiką auga. Todėl po kiekvieno pakritimo garantuotai ateis pakilimas. Svarbiausia išlaikyti savo strategiją. Ar šiek tiek darosi aiškiau? Tai žiūrėkit toliau, nes sekantis principai apskritai pakeis jūsų supratimą apie investavimą. Nesistengkite pasirinkti geriausio laiko investuoti. Net ekspertams ir profesionalams beveik neįmanoma reguliariai nuspėti rinkos pokyčių. Todėl investuokite nuosekliai, pastoviai, naudokite dollar cost average strategiją. Tai reiškia, kiekvieną mėnesį fiksuotą pinigų sumą, nepaisant nuo to, ar rinka kyla ar krenta, jūs investuojate. Sudėtinės palūkanos, kaip sakė Einšteinas, yra 8. pasaulio stebuklas. Nežinau, ar Einšteinas tikrai tai sakė, bet kad tai veikia, tai faktas. Kuo anksčiau pradėsite investuoti, tuo
daugiau laiko jūsų pinigai gali augti dėl sudėtinių palūkanų. Tai reiškia, investuoti pinigai uždirba palūkanos, o tos palūkanos uždirba dar palūkanos. Ir taip metams bėgant suma vis didėja ir didėja ir didėja. Mokesčiai yra svarbus. Lietuvoje šiuo metu, kai filmuoju šitą video, 2023 metų spalį, gyventojų pajamų mokestis yra 15%. Tai reiškia, kad jūsų investicinis pelnas taip pat bus apmokestinamas. Todėl labai svarbu žinoti, kokie investiciniai instrumentai leidžia nemokėti šio mokesčio ir tai įtraukti į savo investavimo strategiją. Nes tikrai nelabai norėsis mokėti 1500 mokesčių nuo 10 000 pelno. Todėl pridedu nuorodą nemokamai konsultacijai, kur sužinosite, kaip sutaupyti ir optimizuoti mokesčius. Strategija turi būti paprasta. Sistemą rinkitės ir išlaikykit labai paprastą. Nes jeigu pradėsit eiti į sudėtingas sistemas, jį tiesiog sugrius, ypač kai neturite daug žinių. Tai todėl supaprastinkit kiek tik įmanoma. Išsirinkat kelis pagrindinius finansinius instrumentus, kuriuos investuojate. Kartą per mėnesį skirit 15 minučių jai peržiūrėti. Ir viskas. Nereikia apsunkinti savo gyvenimą. Supraskite riziką. Didesnė potenciali grąža susijusi su didesnė rizika. Tačiau chebrytė atminkit, kad jeigu neinvestuoti, tai bus pati didžiausia rizika, kurią jūs galite turėti. Nes jeigu tu nieko neįdedi, tai nieko galutinėme etape ir neturi. Jeigu jau pradėjote investuoti, nebekreipkite dėmesio į tą finansinį triukšmą. Vengite naujienų žiūrėjimo, prognozių, pastovaus stebėjimo, kaip sekasi jūsų investicijom. Tiesiog laikykitės ramiai savo planą. FIRE. Financial Independence Retire Early. Finansinė nepriklausomybė, ankstyva pensija. Finansinė nepriklausomybė nebūtinai reiškia, kad jūs turite nustoti dirbti. Gulėti po palmę prie ežero ir nieko neveikti. Ne. Tai reiškia, kad jūs turėsit finansinę galimybę rinktis mėgstamą darbą. Jūs nebūsite priverstas dirbti ten, kur jūs nenorite. Ką reiškia finansinė laisvė? Tai reiškia, kad jūs galite dirbti tai, ką norite, su tai žmonėms, su kuriais norite. Tiek laiko, kiek norite, toje vietoje, kurioje norite. Ir pasirinkimo teisė čia yra pats svarbiausias dalykas. Investuokite ilgam laikui. Ilgalaikis investavimas išlygina trumpalaikius rinkos svyravimus ir sumažina potencialių nuostolių riziką. Kuo ilgiau investuosite, tuo mažesnė rizika bus jūsų finansams. Sveikata yra turtas. Jeigu jums 20-30 metų, jūs nelabai ir jaučiatės tos sveikatos pasiekmių, bet jeigu jums tiek pat, kiek man, virš 40, aš jau jaučiu, ką reiškia investicijos į sveikatą. Pas mane atsiranda tam tikri poreikiai, kurių anksčiau nebuvo, pas mane didesnė priežiūra reikalinga savo sveikatos, jau reikia daugiau papildų, vitaminų, labiau rūpintis savo sveikatą. Tai todėl prižiūrėkit savo sveikatą, kol esate jauni, kad nesusigaudintumėt, kad būtumėt vyresni. Nes jeigu jūs neturėsit energijos ir sveikatos, tai nesvarbu, kiek jūs tų pinigų turit. Todėl rūpinkitės būtinai savo sveikata. Finansinė nepriklausomybė yra asmeninis pasirinkimas. Jūsų finansinis kelias ir sprendimai turi atspindėti jūsų tikslus, toleranciją rizikai ir vertybės. Nėra universalaus recepto visiems. Vienas yra pasiruošęs prisimti riziką ir rizikuoti didžiąją dalimi savo portfelio. Kitas nori kuo saugiau. Vienam vertybė yra laisvė, nepriklausomybė, galėjimas keliauti ir pamatyti pasaulį. Kitam vertybė yra savo namų židinys, jaukus aukuras ir šeiminiška aplinka. Todėl neleiskite primesti išorinių vertybių ir tikslų. Susikurkite ir turėkite jas savo. Taip jūs pasieksite geriausius rezultatus. Nesijaudinkite dėl ateities. Nereikia to beprasmio jaudinimuose, kaip kas mano gyvenime atsitiks. Tai paralyžuoja žmonės nuo veiksmų. Mes negalim nuspėti savo ateities. Susikoncentruokite ties tuo, ką jūs galite kontroliuoti dabar. Ir imkitės nuoseklių, ramių veiksmų, kad susikurtumėt savo finansinę laisvę. Tai štai pagrindinės idėjos iš knygos, kurias panaudojus visiškai realu, ramiai, be streso, susikurti finansinę laisvę ir mėgautis gyvenimu. Jei patiko ši apžvalga, tai spauskite like ir subscribe mygtukus. Bei parašykite komentaruose, kokios kitos knygos apžvalgą norėtumėt pamatyti mano kanale. Būsiu už tai dėkingas. Sėkmės.